Sveiki, aš sėdžiu didžiausiam automobilyje Lietuvoje. Jisai yra toks didelis, kad jisai iš tikrųjų apima visą visatą, teoriškai. Kaip matot, šiuo metu jisai yra labai gerai vairuojamas, galima išvaryti, galima įvaryti garažą, kaip tik tais benori. Kas čia iš tikrųjų yra, tai čia yra 2007 metų Citroen C1. Kodėl aš jį nusipirkau, jau pamiršau, tai buvo labai senai, bet aš ką atsimenu, tai kaip jisai atrodė ir ką jisai veikė. Variklis leido visus skysčius įmanomus, bet ką, net ir orą pasirodo kažkokiais būdais. Kaip galima leisti orą? Nežinau. Ir paskui sužinojom, kad netyčia truputėlį grindų kaip ir nėra, dar ko nors nėra, biški sėdinės kažkur išgaravo, paskui kilimai kažkas paėmė ir mes atsiradome čia. Šitas yra filmuojama praktiškai per vidurį, kai aš jau padariau visas linksmasias mechaninės dalis. Ir dėja dabar liko tik tai velnio darbas. Kelintą kartą jau matosi ta pati skylė. Nu, ką padarysi. Tai planas yra sutvarkyti automobilį taip, kad jisai praeitų techninę apžiūrą, žinoma, taip, kad kuris nors draudimas į šitą automobilį pažiūrėjęs jį dar sutiktų ir apdrausti. Nu ir gerai būtų dar gal kokį eurą su 5 centais ir uždirbti. Nu, ką žinau, dar pagalvosiu apie tą reikalą, jeigu kas nors iš vis norės pirkti šitą daiktą. Nes kol kas man visai linksma išskyrus rodys. Nu, bet ką padarysi. Įdomiausias dalykas šitoje mašinoje yra, kaip jie, prancūzai, sugebėjo sutalpinti tokią gigantišką mašiną į tokią mažą vietą. Nu, taip kažkaip net keista. Nei sėdinių, nieko ir tiek daug vietos. Kaip gerai, kad sėdinės privalomas vairavimui. Kitas keistas dalykas, žinoma, yra interjeras. Aš nežinau, kas čia vyksta, čia reikia klausti prancūzų. Ir tai, ką jie darė, ko gero, 2000-aisiais kokiais, nežinau, kad šitą mašiną buvo. Galėjo ir nebūt. Būtų gal geras gyvenimas man tada. Ir neveikia mygtukai, neveikia viskas, bet užsiveda. Tai kol užsiveda, tol ir tvarkau rūdis visokias, kelintą kartą jau pasižiūrėti gal į tą pačią skylę, prisimint būtent tai, ką užsijėmiau daryti ir pažiūrėsim, kaip išeis. Iki kol kas.
Nu tai ką, apsitepalavęs turbas. Sprendimas geriau chamutą uždėti. Valiklis. Nebijokit, mašina artimų metų tikrai neužsikūrinės. Baigis jau. Geras. Šitą dar biskutį paskalbti. Gerai. Didžioji dalis ant mašinos, bet nieko. Taip. Sūklis po apačią. Šitas eina taip. Užsidėk. O, sūklis uždėtas. Ar kas ten toksai? Jau pamiršau nuoširdžiai. Šitą irgi. Nu, kur atsuktuvas padėtas. O, puiku. Ačiū. Chamutus prisukt. Čia taip gerai atlaisvinti buvo. Geras. Jeto. Nu, davai. Minusiniai varžtai nuostabus išradimas, bet tik tai kaip laiptas technologinis. Dabar tai jau yra akmens amžius. Oi, nenaudokit, maldauju, prancūzai, nenaudokit. Nu, metas privežti laisviausią chamutą Lietuvoje. Nebereikia leidžia, todėl razinų sukinėjai. Kaip gerai būtų pataikyti iš tikro. Normaliai tai yra užvežtas. Nu, istorinis momentas, Agnė dirba prie mašinos. Tikrai nepapirko manęs čia. Aš irgi nepapirkau. Tai va, tokia ta istorija. Kažkaip taip ir gyvenam. Iš muzikantės prie mechanikės. Visada pažiūrėti, ar teisinga vieta eina. Žinoma, ar į savo takelį. Iš karto žymiai geriau varau. Na, o gerai, užteks jau viskas. Gerai, ačiū, jau įsibėgėjau. Priveršt. Na, va. Dabar metas surast, pro kur kitur leidžia tepalus. Ir antifrizą. Ir greičių dėžės alyvą. Ir stabdžių skystį. Ir vairo kolonėlės skystį. Ir orą. Ir benzą. Nors dizelis. Gerai. Liaudies išmintis byloja. Gyveni ir mokais. Man mokytis nepatinka. Tai užtat dabar atidirbti reikia. Kol kas yra padaryta tik tai šitas va čia va kampukas. Nors vis tiek dar skylė liko. Nu, bet anksčiau ar vėliau bus padaryta. Šitas visas užtruko kokius gerus 17 mano gyvenimo metų. Tai, jeigu nesimokai, tai dirbi. Tai ir dirbam. Dar liko gan pakankamai virinimo. Biški ten skylutė, biški čia skylutė, o gal ir varžtas. Biški ten skylutės. Nu, kaip daugiau ir nėra skylių. Liktais viskas gerai atrodo. Suvirinė, uždėdi sėdynės ir važiuoji. Čia apačioj bus galima padaryti stiklinį liuką. Kaip pasižiūrėt, koks kelias, kaip žvyras atrodo, kaip asfaltas atrodo, ar teisingai suklojo viską.
Na, va, kol kas tiek. Tęsinys antroji daly.